Paauglių grupė yra grupė draugų, kurie renkasi kartą ar kelis kartus per savaitę. Mes kartu mokomės, studijuojame, padedame vieni kitiems ir kalbame apie tai, kaip galime prisidėti prie pasaulio gerinimo. Užsiėmimuose paaugliai tobulina savo išraiškos galią – žodžių, minčių ir veiksmų. Kartu tai suformuoja ir jų dvasinę galią. Galima sakyti, kad tada jie yra įgalinami, o įgalinti jie gali atskleisti tai, ko buvo apdovanoti iš prigimties. Tada jie yra laisvi daryti dar daugiau veiklų. Pavyzdžiui, vesti užsiėmimus vaikams. Viena iš grupės veiklų yra gerų darbų projektai. Mes savanoriaujame ir kitaip padedame savo bendruomeniai, nes mes kaip žmonės priklausome viens nuo kito. Veiklos gali prasidėti nuo paprastų projektų, kaip gėlių sodinimas ir išaugti iki didesnių socialinių iniciatyvų. Mes sportuojame, žaidžiame bendradarbiavimo žaidimus ir dalyvaujame stovyklose.